Labas rytas. Ką, kavytė tegu daros. Kur aš įdėsiu? Pabandykim čia. Pabandom čia. Čia biškį palygint. Labai gerai. Labai gerai. Viską pasiėmiau, viską. O, ką norėjau padaryti. Va. Čia bus sutvarkyta, čia laiko klausimas, nu, labai baisiai visi, kas statybom kažkom tai dar tokiais dalykais užsiema, nu, žiauru yra prisikviest ką nors, visi daug darbų, o jeigu ir greitai atvažiuoja, tai vis tiek greit nepasidaro, nes dauguma dirba per kelias vietas, biški ten, tai ratukas. O mintis čia tokį dar iki galo ir kaip ir neišrausta, bet manau, kad čia va trinkeliam taip va biški bus padėta, laiptukas padarytas, čia ten už kampo, kur kavos aparatas, čia va taip va. Kaip Kauno gatvės aikštelė. Aplinkui namukas trinkelės, kad va ir vaikščiotų. O dabar, kad jau prakalbam apie tai, varom iki Kauno gatvės. Pasižiūrėsim, kas naujo. O, juodas džipas Volkswagen TDI Touaregas. Sėdam. Elektrinės sėdynės. Ką čia turim? Ką mes čia turim? Turim autopilotą. Opa! Koks motors įdomiausia? 3 litrai jau čia bus. Eik šiekt. Radiją prisisukim. Liečiamas telikas. Prisisukim. Nu, ką turim? Stoglangis su atmintim. Road off. Auto. Klimatronikas. Taip. 3 litrai 176 kW, 12 metai. Rida 251, kaina 9,7. Va. Čia televizoriukas. Navigation, nu. Ai, čia tik tai kompasą, ne? Tu man tik tai kompasą rodysi čia. Telefonas, automobilis, ok. A, čia greitis, automatiniai žibintai, sėdynė vairuotojo atmintinė, užuolaida gale palangė yra, muzika yra, ką žinau, kamera. Yra kamera, yra parkai prieki gale yra. Va toks va. Touaregas. Paklausiau, neparašyta. 4 varomi ar priekis. Einam pasižiūrėsim. Ką čia? Turim. Su kuo turim reikalų? Eik tu čia. Palyst. Nu.
kurios pusės. 4 varomi. A kažkai jų būna priekių, ar ne priekių, ar galo, ar ne galo. Gal nes nebūna, visi 4 varomais. Šiaip kėbulas neblogai. Motoriukas dirba vienodai. Biški trūksta tos komplektacijos, galėtų būti bent distronikas ar dar kažkas iš asistento. Nu, bet, aišku, kaina. Okei. Ką gali? Nieka. Odinės sėdinės. Einam irgi sufilmuosim. Ir einam. Kiškis su stikliniu ženkliuku. Su 3 kamerom. Juodas, lietuviškas. Tikėtina, kad Lietuvoje naujas pilkas. Su LED skydeliu. Engine start. O, telefono krovimas. Drive mode. Muziką prisisukam. Oho, pažiūrėkit, koks telikas dydžio. Aikto. Kas čia? Va. 109 000 rida. 100 hidapas. Juodos lubos, juodas salonas. 100% mašina čia pirkta nauja. 23 metų 1.3 benzinas elektra. Hibridukas, bet čia bus tas jaučiu mažasis hibridas. Bet 1.3 varikliai, jie yra gerai. Automatinė 19 800 kaina. Su tokia rida, va, pasiemi apynauji mašinytė ir leki. Nu, ką čia turim? Bagažinės liftą turim. Pati vairuojas, aišku, distancija, akla zona, ženklai, linijos, ilgų šviesų asistentas, tamsėjantis veidrodėliai, akinių nėra. Ką žinau, Nisaniukas, aromatika 8.9, irgi gerai. Čia nesispaudžia, ką čia gera. Pažiūrim, technikinės. Pažiūrim, 28.04.27. Taip, kilmės šalis Prancūzija, ja. Prancūzija. Įdomiai. Ir klausia, kodėl parduoda pusės metų senumą būna automobilį ar dar kaip, nežinau kaip pasakyti, tiesiog visokių tų priežasčių būna. Būna atvejai, kai žmogus į Anapilį išvažiuoja gyventi visam laikui. Būna nemokus klientai, kai paėmė automobilį kažkokį leasingą bendrovę, nes automobilį neparduotuvėj tu atsiskaitinėjai už jį, o atsiskaitinėjai kažkokiai, nežinau, bankui, finansų įstaigai. Ir kai tu nemoki, automobilis būna finansų įstaigos nuosavybė, o tada jau jį pasiima ir nebūtinai atiduoda į tą patį autocentrą, iš kurio pirktas pardavinėti. Čia jau jų reikalas. Vat ir būna, vat ir parvežti va tokie va kitą kartą. Nedažnai tas būna iš tikrųjų. Gerai, pavažiuokim kur biškį į šoną. Susifilmuosim mes į šitą Nisaniuką. Ir kaip gražiai rodo ta aukštos raiškos vaizdas. Lyginant su tuo, kas būdavo seniau, kur ta raiška tokie kvadratukai sale. Matai vaizdą, aišku. Bet ne tas.
ką dabar matai tokiuose apynaujose mašinėlėse. Šoniniai parkai, kad neatsitrenktų, priekiniai, galiniai, jutikliai, apsauga pati stabdos ir taip toliau. Pasatukas. Biškis sėdinikės. Porą defektukų reikėtų persiūti. Taip. Pasatukas. Benzininis, automatinis, su šildomom sėdynėm, autopilotas, kompozicija įdomi, šviesu, juoda, va, eisim audisusi pasidaryti, mediją. Taip. Reiškia taip. O. Slaptas raktas. Bagažinės. 223 000 rida. 12 metai, 2 litrai, 155 kW, benzinas, automatas ir kaina 4900 eurų, kaina derinama. Akinukai. Ne. Deja. Nėra, deja. Gaila, bet nėra. Taip. 4 vietų? 4. Nors ne, 5 užsidaro čia. Galima sėstis. Va, naudojimo žymių yra, bet vairas su mygtukais. Televizorius medija. Ok. Bet vis tiek nenutyla. Baltas, baltas. Ir Lietuvoje važinėtas, bet tiesiog, važiuotas, tvarkytas taip, kaip priklauso, stabdžiai tvarkingi, kėbulas tvarkingas, 2 litrai turbo. Vamzdžių vidus švarus. Paspaust reikia. Nesvarbu. Gerai, einam. Šitą susifilmuosim, susifotkinsim. Paskui va šitą Audi Q5 Sportbacką. Ir dar paskui turim Volvo XC60, kurioj vieno mygtuko tik trūksta. 14 metų dizeliukas automatas. Pažiūrėsim. O juk žalti, kad sušilo Šiauliuose. O kas sušilo Šiauliuose? 25,5. Aišku, viduj čia kai sėdi labai gerai, bet laukia tai sušilo. Nu ir va, Audelė. Žodžiu, asistentų daug. Pas ją nėra tik tai va tų šildomų dalykų, kaip šildomą vairą, kaip sėdynių, nes mašinytė iš Italijos, bet asistentų daug, distronikai, linijos, susidūrimai, nesusidūrimai, kameros, parkai ir dar daug čia buvo jės visokių dalykėlių. 4 varomi S-Line, 2 litrai 105 kW, metai 22, 12 mėnuo, rida 189, kaina 29 900. Ir va tokia va Q5 Sportback kaina, žiūrėjau skelbimus, viena iš mažesnių. Tai va, spalvyta balta, atrodo gerai, tik bereikia susifilmuoti. Tai va, reikalai tokie. Nu ir tokį gavom irgi visai nesenai.
14 berods metų. Neblogai pakomplektuota. XC šiam. Nagi. Ką mes turim? Va. Tokį va saloniuką. Elektrinės sėdynės. Ir žodžiu automobilis. Pirktas Belgijai. Ir grįžus į Lietuvą buvo nustatyta, kad atsukta rida. Tai ką darėm? Atstatėm ridą. Tas, kas buvo knygeliai, tą, ką radom mašinoj. Tai va. O, padangų slėgis susidegė. 316 tūkstančių. Tiksliai nepasakysiu, neatsimenu kiek buvo, bet man atrodo kažkas apie 100 tūkstančių reikėjo atstatyti į tą, kas buvo, nes problema, o jūs sakot, kad vien lietuvai čia sukioja. Nieko panašaus, vat. Ir jau būtų prieš porą dienų atvažiavus, bet... Tai va, iš tikrųjų čia buvo rasta knygelė, paskui patikrinta per autoistoriją, per kitą. Ir prašau. Tai va. Dabar sutvarkyta, atstatyta tiek, kiek ir turi būti pagal viską. Taip, auto, nes jau baisiai šilta. Padangų slėgia daviklis, ne, o kodėl jis dabar čia? My Car. Einam į My Car. Va, asistentų. Ok. Ai, reikia pravažiuoti. Bet kaip įdomi, dvi toj pusėje raudonai, čia geltona priekė, o čia žalia. Nors vizualiai, tas padangas žiūrint, viskas čia normaliai yra. Susikalibruos važiuojant, bandykim čia aikštelį gal užteks, bet jau čia nelabai užteks aikštelį. O gal... Ventiliai kokie, ar kas be daviklio. Nu. Ne, reikia toliau šiaip įprastai pavažiuoti, kad kažkas tai pasikeistų. Tai abejoju, ar susitvarkys. Kompą jungt kompą. Žiūrėt, ne, niekas nesikeičia. Vis tiek tas pats. Šiaip važiuoja tikrai mašina tvarkingai ir va pagal viską ir nėra sudremšta. Nu gal vos vairas, va čia viršus patrintas, nu taip, tikriausiai. LED skydėlis, akla zona, linijos, ženklai, distronikas, automatinės šviesos aktyvios, šildomos sėdynės, va. Vieno mygtuko tik nėra. Vieno mygtuko. Kamera. Pasiartint, pasitolint, navigacija, internetas. Viskas veikia, tvarkinga. Gale šildomų sėdynių nėra. Bagažinės liftas tikriausiai jo bus. Tai va, tokį Volvikė su navarotais. Prašau. Eisim daryti nuotraukas.
Dėsim skelbimą, baltą, 2 litrai dizelis, va tik taip. Bet šiaip kvapas geras iš dusliarkos. Ką čia? Kablys yra, matau, jo, dangtelis kablio yra, čia vaistinėlės, viskas yra. Ok. Einam paveiksluotis. Taip. Metai 14, 2 litrai dizelis, automatas, 4 cilindrai. 316 rida, 10900 kaina, priekinis stiklas, dar elektra šildomas. Va. Volvetronikas. Su distronikais. Smagiai visai važiuoja. Nu aišku, nėra stebuklinga komplektacija, bet kaina šita. Ir dar žiūrovas klausė, vat iš šeimininių vienatūrių, kažkokių va tokį va. Jeigu man asmeniškai pačiam reikėtų, tai aš nesu turėjęs tokią vienatūrę, kažkokio apart autobusiuką. Tai tikriausiai rinkčiaus tarp naujesnės Pacificos ir Toyota Sienos. Jeigu man reikėtų rinktis. Dėl ko Toyota Siena? Iš šono žiūrint, ir pas mus yra ir nemažai pažįstų žmonių, kurie užsiema automobiliais, kurie ne vieną automobilį turėję, kurie verčiasi automobiliais. Važiuoja su Toyota Siena, jeigu jis jau miniveną nori turėti. Ok. Nėra ten super duper garso izoliacija, bet pats automobilis iš savęs, patvarumas. Gerai, dugną nuvažiuoji, pasidarai rimtą, gerą, kokybišką antikorozinį, nes Toyotas, žinot patys, jos naują nuperki, važiuoja daryti antikorozinį. Tai pasidarai antikorozinį, jį prisižiūri kas metus, nežinau, pavasarį išsiplovęs viską, kad neatsirastų kažkokio židinuko. Svarbiausia, skardą geležį užkonservuoti, kad jis negautų deguonies. Negavęs deguonies nesiformuoja korozija, ji negali. Tai tiesiog užkonservuoti jį reikia. Net atsimenu, pas Norvegijai, pas ūkininką dirbdavom, tai būdavo tokie miltam sijoti tiesiog metaliniai tinkliukai tokie į tą didelį aparatą, tokį, kur jie įsideda ten pagal stambumą. Tai žiemai juos su pulverizatorium nupūsdavai tiesiog su dizeliu, su įprastu, paprastu iš degalinės dizeliu. Tas tinklėlis apsitraukia tuo riebalu ir viskas. Jis pavasarį, vasarą, kitą vasarą jį pasimdavai, ten ir drėgmės pakankamai, bet ten nieko visiškai neatsitikdo, nes jie blizgantis tokie kaip su aliejum, su taukais ištepti būdavo. Svarbu, kad nepagautų deguonies. Vanduo ir deguonis, tie vadukai susitinka su geležiu, va tada ir būna. Bet kai tu uždarai viską taip, kad neprieitų deguonis, tai viskas tada gerai. Ir tos korozijos nebus, dar kas metus nulėki pasižiūri, susižiūri ir viskas. Tai va tarp tų dviejų Pacifica, aišku, dujas dėtum ir važiuotum su dujom. Šiaip važiuoja tikrai maloniai, gerai, o
Čia jeigu man asmeniškai reikėtų rinktis tarp dviejų minivenų. Aš rinkčiaus tarp tų dviejų. Bet kažkaip vis tiek žiūriu, tie, kas tikrai tą miniveną išnaudoja, bent iš aplinkos čia, tai Toyota Sienna. Viską pasakiau. Einam pasižiūrėti Discovery. Žodžiu, taip, metai 17, variklis 2 litrai. Dizelis, vienas kitas randukas naudojimo, kaip ir turėtų būti. O toks salonas. Taip, navigacija veikia, čia kortelė yra, Europos žemėlapis, tai šitą kortelę ir atsinaujinti galima. Toliau, kas toliau? Rida. Šitos mašinos rida yra 128 000 kilometrų. Metai 17, variklis 2 litrai 110, automatas, priekis varomas ne 4, kaina 8600 eurų. Kaina 17 metų, pabandykit rasti. Gal rasit, gal 1-2 yra, aš dar atsisėdęs peržiūrėjau, dabar peržiūriu, kad taip ir būtų, o daugiau ką, linijos, bagažinė, langai elektra, mechanika, 6 bėgiai. Klimato kontrolė yra, sėdynė šildomos yra, ir čia ta visa medija, laisvos rankos raktas. Čia kortelės deda, su USB jungia, šitą kažkokie plasmasiukai. Galia sėdynės pirmyn atgal traukos. Panoraminis stogas, tai va. Autopilotas, aišku, kas be ko. Posūkiai yra, šviesos automatinės yra. Va, įsijungia ir yra. Ir važiuoja gerai. Tai tiem, kas mechaninė norit, tokie va 8-6 metai geri, muzika groja gerai, šitie yra, o ne plasmasės, tai geresnė nei standartinė. Tai va, gerai, dabar aš einu pasidarysiu jo nuotraukas, keliu, manau, kad už tokią kainą, turėtų. Manau, kad turėtų. Grandinės komplektą pasikeitė, nes neaišku, keista, nekeista, rida tokį, tai gal ir, bet barškėt, kad kas nors būtų ten kažkokių pašalinių garsų, tai jam nėra. Ir darom. V2. Kur aš jums sakiau? V2. Taip. Va toks va. Telikas didelis, akla zona yra. Linijos. Šildomos sėdynės. 8 vietos. Akinių nėra. 8 vietos, durėlės elektrinės. Navi, medija. Autopilotas yra, automatinė. Ir žodžiu esmė, ką jūs sau galvojat, esmė 14700 kaina, 2017 metų, 2 litrai 100 kem, dizelis automatas, 374 rida, 14700, bet tai varikliukas jis gražiai dirba. Dirba taip, kaip turėtų dirbti. Geros šviesos. Važiuoja, šakės, tikrai. Tikrai gerai. Ar aš savo tokį pirkčiau? Pirkčiau.
spalvytė perliuko. Pirkčiau, jeigu man reikėtų važiuoti kažkur toliau arčiau. Nu, kas žino, neužilgo pamatysim. Gal. Gale klimatas atskiras. Sėdynė atsilenkė. Va. Sėdynės minkštos. Čia nesulyginsi su kažkuo kitu trafiku ar dar ko nors. Šio klasė visai kita. B klasė. Ir kaina dar derinama. Tai Avangard. Tai va. Toks va mersiukas. LED Intelligent Light System. Toks mersiukas 14700. Kaina, manau, tikrai gera. Aišku, jis nėra čia nei surūdijęs, nei supuvęs. Tiesiog žmogus sakė, atsibodo, man reikia jį parduoti. Kiek galima. Už pigiau, bet man, nebelaikyti jo. Tiesiog. Tai va. Jeigu kažkam įdomu, Kauno gatvės aikšteliai bus stovės. Laiptukas visi sakė labai gerai. Visi, kas jie, sakė labai gerai. Biški kilimėlis pasislinkęs tik tai. Bet čia galiu įsukti. Ne, iš tikrųjų naują reikėtų nupirkti, čia centai kainuoja. Tik atsimatuoti, nes taip yra metras, bėginis metras, tai dar 20 cm, 1,20 m. A tiek paletė yra, jaučiu. Būtų visas gražiai ir pasidengtų. Ir lietus lyja, čia išbėga. Visai gerai, bent laikinai. Jo. Volvikiai diagnostika. Jungsim rytoj, nes šiandien žiūrim ant tą filmuką. Jau nebetilps. Nebetilps, nebent, aišku, čia gali nukirpti, iškirpti, bet nebetilps. Arba padarysim, bet įdėsim rytojaus. Jis labai daug gaunas. Jo, dėl ko tie padangų slėgiai? Padangas vienodas atrodo. Ventilį kaip ir naują sudėti. Ar čia perdažyti ratlankį, kad tokie gražų gal. Aišku, į gatvį važiavo sužinotum, ar čia dėl daviklių, ar kas, ar kaip. Nes keistai, 2 raudonai, 1 oranžiniai. Va. Patikrinkit. Nu tai ką tikrinom, tai ką viskas gerai. Front left. Priekis kairė. Nu tai gadin normaliai. Gerai. Bet kodėl čia raudonai? Gerai, prasilėkėm. Aš žinokit, nepadėjo. Dabar supratau, 10 minučių reikia važiuoti. Kur aš važiuosiu 10 minučių? Numeris reikia užsidėti. Ne šiandien. Šiandien tiek, apžiūrėjom mašinų. Čeiniko geniuko vis dar neatsiranda, nu kaip niekam nereikalingas daiktas, tai stipriai. Taip, gyvūnų prieglauda, bet nu, nežinau, ką jie darys. Gyvūnai kavos negeria. Vai garažą kam nors, o manau, kad rytoj vėl burtininkausim. Valvikė čia palikim dabar.
Ar ne čia? Gal ne čia? Gal ten nusivaryt? Ar čia tegu pabūna? O koks skirtumas iš tikrųjų? Bet ne, man ten reikia nusivaryti, o čia reikia atsivaryti kitą mašiną man. Pasiruošti vietą. Rytoj atvažiuos dar porą trejetą mašinėlių. Įdomesnių tokių, kokių neturim ir senai turėjom, tai apžiūrėsim rytoj. Šiandien vakare bus kas įdomaus, parodysiu, pamatysit rytoj. Ir rytoj, iki rytojaus, šiandien iki vakaro, sakykime, jeigu nesulaukiu, tai rytoj užsijamam vėl burtais, trauksim. Nebe iš anų, nebe iš komentarų po anuo video, o šiaip, kaip man susišvies. Ir manau, kad tas bus teisingiausia. Mano nuomonė. Taip. Tie, kas kasdien parašo kažką, bent tokį va uždeda, ar liuksą uždeda, tas ir pamatys, kas laimėjo, o kas ne. O šiandien tiek. Vaikučiai mėly. Apžiūrėjom kažką, pašnekėjom. Dar vieną dalyką, užmiršau. Žmogus klausė, vienas automobilis ir kitas automobilis su panašaus pobūdžio, panašiais privalumais, vieno tarša didesnė, kito mažesnė. Ką rinktis, ar didesnę taršą, ar tos pinigus investuoti į aptarnavimą. Ta tarša, bet čia vėl mano nuomonė, ta tarša yra vienkartinis mokestis, kurį tu susimoki ir tau daugiau jo mokėti nebereikia. Vienkartinis. Reikia pasisverti kiek vieną automobilį, kiek kitą automobilį aplamai, kokie išlaikymo kaštai. Plius minus. Plius minus. Apie kurį atsiliepimai geresni. Kuris tamstai pačiam labiau prie širdies. Nes žinot, kaip yra, kai nusiperki ne tą, kur prie širdies, o tą, kuris atrodo geresnis ar dar kažkaip, tai praeina mėnuo, praeina du. Ir vyrai tokie sutvėrimai, jiem protelis vėl liepia eit skelbimų portalus, brūžint, žiūrėt, lygint, galvoti ir vis tiek ta mintis galvoj mesgas, rezgas ir žiūri, jau mintis susirezga vėl parduoto, tu jau ten apsitvarkęs kažką, apsidailinęs ir, žiūrėkit, kas jums prie širdies. Ir tos mašinos išlaikymo kaštai. Aš į išlaikymo kaštų skaičiuoju tą visą aptarnavimą. Visą aptarnavimą, draudimo kainą, kuro kainą, ką jis valgo ir visus kitus tokie, kurie be kažkokių didesnių gedimų, tu juos privalai ir tu nuo to niekur nedingsi. Stabdžiai, kuras, skysčiai, patogumas ir kaip tau pačiam prie širdies. O tas taršos mokestis, gerai. Jis bus vienkartinis, tu jį sumoki, viskas. Daugiau mokėti nereikia. O jeigu mašiną ruošies turėti 5 metus ar 4 ar daugiau, tai reikia žiūrėti, kad tas vienkartinis mokestis nebūtų vien dėl to, kad
mokestis didesnis, kad nekainuotų 3 brangiau ar 4. Tai va taip. Ir įsivaizduoju, jeigu mokestis vienai mašinai didesnis, tai tas automobilis turėtų būti ir prabangesnis, ir su galingesniu motoru. Tai jeigu mokestis taršos didesnis, tik neaišku, dizelis ar benzas. Jeigu dizelis, tai vadinasi ir išlaikymo kaštai bus gerokai didesni. Jeigu benzas, reikia skaičiuoti, žiūrėti. Ir 5% paskaičiavimas, 5% ką čia ir čia sako daryti. Mūsų mėsos gabalas, ką nori su savo kamerom matyti, ką nori liesti, ką nori vairuoti ir pagal galimybės. Šiandien tiek. Gražios jums dienos rytoj. Iki.